Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 – automobilio priežiūra tavo rankose. Kviečiama užeiti. Labas rytas. Sveiki žiūrovai, aš nežinau, ar jūs atkreipėte dėmesį, bet šiandien vienas iš retų kartų, kai Paulius palaukia, kol aš atėjau į kadrą ir pasisveikinu. Žinai dėl ko? Nes iš tikrųjų vasara baigėsi. Bet yra labai geros naujienos. Vasara eina link pabaigos. Kodėl geros? Nes visi tėveliai džiaugiasi, kad jų vaikučiai pagaliau išeis į mokyklą. Gerai, bet čia mes ne apie rugsėjo 1 susirinkom pakalbėti, o susirinkom pakalbėti apie elektrą. Taigi, šiandien mūsų laukia labai įdomus eksperimentas, prižiūrimas mokslininkų. Skaitant įvairius forumus, aš pastebėjau, kad žmonės turi vieną pagrindinį klausimą, kuris kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Ir dar kartosis. Ir kartojasi ir kartojasi. Taigi, kiek kapoja elektromobilis elektros? Toks labai įdomus, abstraktus klausimas, bet mūsų tikslas yra šiandien išsiaiškinti, kokios sąnaudos yra važiuojant mieste, kokios sąnaudos yra važiuojant užmiestyje ir kokios sąnaudos važiuojant greitkelyje. Tada mokslininkai susirinks ir procentaliai apskaičiuos. Taigi, kiek skiriasi sąnaudos važiuojant ramiai, vidutiniu greičiu ir maksimaliu greičiu leistinu Lietuvoje? Taip. Gerai, bičiuliai, o aš persėdau į Izidoriaus Formentorių, kaip reikia vasarą kur nors toliau pavažiuoti, aš mieliau važiuoju su benzinu nei su elektra ir jeigu kelionėje atsitiktų kažkoksai gedimas, tarkim išmestų ant skydelio kažkokią klaidą, tai va tokiem atvejam yra OBD11. Labai paprastas prietaisas, mažiukas, bet galingas ir jisai jungiasi tiesiog į OBD jungti ir per appsą nuskaitote visas klaidas. Aš, pavyzdžiui, mėgstu su savo Audi TT. Tiesiog karts nuo karto prisijungti profilaktiškai ir patikrinti, ar viskas gerai. Šis prietaisas geriausiai veikia su automobiliais nuo 2008 metų, o jeigu norite pasižiūrėti, ar veikia konkrečiai su jūsų modeliu, tai galite užeiti į obd11.com svetainę ir susirasti modelį ir pasižiūrėti, ar šis prietaisas veikia su jūsų automobiliu. O jeigu norite sutaupyti 10% sumos, pasinaudokite mūsų nuolaidos kodu GAZAS dugnas ir taip prisidėsite prie mūsų kuriamo turinio ir sutaupysite pinigų. Įvyko įdomus dalykas, kad mūsų atstovė olimpinėse Nika, kuri užėmė 2 vietą breiko rungtyje, dovanų gavo būtent Mercedes EQC 400. Koks sutapimas? Ir juodos spalvos, koks sutapimas. Tai aš lyg žinodamas, kadangi aš esu giliai aš nežinau, bet giliai pas mane buvo paslėpta meilė breikui. Žinojau, kad bus laimėtas sidabro medalis, žinojau, kad Nika gaus dovanų Mercedesą ir dėl to norėjau vairuoti tokį patį automobilį, kokį vairuos Nika, gaus teisės ir įsigijau šį. Į priekį. Taip. Taigi, šiandien mūsų bandomasis triušis yra EQC. Izidorius jau važinėja su juo ne 1 ir ne 5 dienas. Ir Izidoriau, dabar taip. Ar kompas rodo teisingai? Mes turime... Žinok, keisčiausia, bet Merso rodo netgi labai teisingai. Nežinau, aš pastebėjau, kad Tesla rodo neteisingai. Tarkim, ir ta tokia apgaulė, aš nežinau, koks to tikslas, ar visi žmonės meluoja. Visi meluoja, kiek jų ryja kur. Aš nežinau, kodėl taip yra. Kodėl nori visą laiką taip parodyti savo automobilį geriau negu yra. Nes, tarkim, tu gali labai apsiskaičiuoti. Kokios yra tavo vidutinės sąnaudos? 23. 23 kWh 100 km. Ja. Turime tokį atskaitos tašką ir dabar pažiūrėsime. Tai yra vidurkis. Izidorius jau net keliavo į pajūrį savo išsvajotą. Ir žinai kas, aš labai gerai dabar aš pastebėjau, kad Mercedesas gerai, kad nemeluoja to likusio nuvažiuoti atstumo, nes kažkaip pastebėjau, kad daugumą automobilių optimistiškai rodo tą likusį nuvažiuoti atstumą, o Mersas kaip tik jis realiu metu važiuoja, jis labai greitai perskaičiuoja, nes pasikraunu bateriją, rodo, kad nuvažiuosiu 370, jeigu daug laiko prieš tai važiavau mieste. Tik išvažiuoju greitkelį, žiūriu iš tų 370, jau 320, pokštį jau netgi 280, jeigu labai didelis greitis. Tai man labai įdomu. Tu visada žinai, kad tu davažiuosi tikslą. Man labai įdomu, žinai kas, mes prie šito eksperimento grįšim žiemą. Nes žiemą tai aš manau bus blogiau. Bet žinok, aš vieną kartą su Tesla vos davažiavau iki Chargerio. Atvažiavau su 1 ar 2%, dabar tiksliai nesimenu, bet jau buvo žinok kelnės pilnas. Bet dabar turime vasarą, turime kone idealų orą elektromobiliam, yra šilta, ne per karšta. Bet kondicionierius taip pat, žinok, vartoja elektros. Ne, tai taip, bet mes važiuojam normaliai, mes, žinai, nieko neišjungsim, važiuojam taip, kaip važiuotume. Todėl dabar mūsų pirmas tikslas yra miestas, 50 km/h greitis ir bandom, kiekgi mes turėsime elektros sąnaudas. Bandom. Važiuojam, ne? Važiuojam.
Gerai, pradėjom kelionę Izidoriaus Mercedesu, važiuoja miesto, pirmas bandymas bus 50 km/h greičiu ir matuosim kiek. Nu, čia maksimalus leistinas 50. Taip, max. Jau Izidorius visą laiką max ir kaip ieško automobilio, jisai taip pat viską padaro max, tai jau nuo nulio. Tai nuo ko pradėjo, tai nuo Car Vertical. Jau patikrino šitą Mercedesą, ištikrino. Iš tikrųjų, nereikia daug pastangų. Įvedė į Car Vertical kėbulo numerį ir viską už jūs padarys Car Vertical. Ir Izidorius pamatė, kad nieko blogo su šitą automobiliu ir jį nusipirko. Taip, kad ir jums rekomenduojama automobilį prieš perkant patikrinti Car Vertical ir taip pasižiūrėti, kasgi su juo buvo nuveikta. O jeigu norite sutaupyti 20% ataskaitos sumos, prisidėti prie mūsų kūriamo turinio ir sužinoti informaciją, tai nuolaidos kodas GAZAS dugnas. Taip sutaupote 20% sumos. O mes judam. Primenam, kad Izidoriaus skaičiavimais vidutinės sąnaudos yra 23 kWh. Taigi pasižiūrėsime, ką šiandien turėsime. Šiaip šis Mercedesas elektrai yra rajus. Imlus. Nes jis sveria 2,5 tonos. Kitas dalykas, mes paravažiavom čia dobėtom Kauno gatvėm ir mes susimąstėm, ar tikrai šitas Mercedesas neturi orinės pakabos. Nes jausmas tai tikrai kaip orinės. Nes važinu, bet Mercedesas tą turi, čia nieko nepasakysi. Tikrai tas bangavimas. Dabar jau nekyla tų klausimų turbūt, ne, kodėl Teslos nepirkau. Aš kartais anksčiau nesuprasdavau Pauliaus, ko jis ieško to one pedal drive kiekvienam automobilyje, bet po ko pats daugiau pradėjau važinėti su elektromobiliais ir tada, kai įsigijau savo, supratau, kaip tai yra patogu važinėti su vienu pedalu ir taupu. Ir kai atsisėdu už Formentoriaus vairo, tai kartais pats save pagaunu, kad įvažinėjau posūkį ir pykstu, kad nestabdo automobilis. O nebuvo išsigandęs? Aš tai žinau kelis kartus, kai persėdi ir nestabdo pati mašina, tai net išsigandau kelis kartus. Aš neišsigandau, bet tiesiog pradėjo erzinti, norisi, žinai kaip, noris pačiam žemint bėgį, kad automobilis stabdytų tada varikliu. Nes toks jausmas ir yra. Aišku, taip elektromobilis ir daro, kad stabdo varikliu. Ir tuo pačiu krauna bateriją. Tai aš manau, kad ir efektyvumui tas turi šiek tiek įtakos. Nes aš tik atsisėdęs į automobilį visada įsijungiu maksimalų one pedal drive. Maksimalią regeneraciją šitą Mercedes. Gerai, bičiuliai, štai ir baigtas mūsų pirmasis eksperimento etapas. Pirmas etapas. Reikia omenyje, kad etapas man psichologiškai buvo labai sunkus, nes mieste su Paulium praleidau ganėtinai ilgą laiką, nes pravažiavom apie 50 km. Mes važiavom, žinokit, į visą Kauną, iš visų pusių ir į... Žinok, aš šiandien supratau, kad Kaunas ganėtinai kalnuotas miestas. A ne? Jo. Bet ir nuo kalno regeneracija, ir į kalną sąnaudos. Taip, kad viską išbandėm ir dabar Izidorius Paukštys, maestro Izidorius, atsiprašau, kad nepaminėjau to žodžio, pristatys. Taigi, kokios buvo vidutinės sąnaudos važiuojant mieste? Elektros sąnaudos buvo 20 kWh 100 km. Tačiau, kol gavom šiek tiek kamščių, tai sąnaudos buvo nukritę iki 18 kWh. Bet pastebėjau, kad kai pradedu važiuoti ilgesnį laiką pastovesniu greičiu, sąnaudos šiek tiek pakilo. Taigi, 20 kWh. Bet turbūt dėl to, kad vidutinis greitis padidėjo. Jo, bet tai kondicionierius viską, aš manau, kad dar labiau pataupis, ko mes nedarėm, tai galima ir palysti po 20, bet mes važiavom normaliai, su kondicionierium, su muzika, kalbėjomės. Kad kai kalbėjai irgi šiek tiek padidėjo sąnaudos. Kai tu kalbi, tai tikrai. Taigi, 20 kWh ir dabar mes turime jums pasiūlymą. Kai vienas sakė toksai filmo herojus, mes turime tokį pasiūlymą, kurio jūs tiesiog negalite atsispirti. Mes atvykom į Kauno Auto Sabina Motors. Šiuo metu čia vyksta pati blogiausia akcija. Pauliui. Ir dabar, man asmeniškai. Jums tai labai gera akcija, Pauliui, kokia. Ir dabar paaiškinsiu, kodėl. Prieš kurį laiką jau matėte mūsų televizijos programuose ir matėte mūsų YouTube, kad mes įsigijome, tai reiškia, kad aš įsigijau štai šitą elektrinį Citroen Ami. Jo kaina yra dabar su akcija 10 000 eurų. Ir tada aš apsiverkiau, sužinojęs, kad toks Citroen Ami jums gali atitekti visiškai už dyką. Tai yra pati, aš nežinau, kas gali būti blogiau pasaulyje. Kaip tu sužinai, sumokėjęs 10 000 eurų, kad kažkas tokio automobilį gaus už dyką? Aš nežinau, kaip tam žmogui reikės pasižiūrėti, akis iš tikrųjų. Nuostabus automobilis. Tai va, šalia manęs stovi Kia V9. Šis automobilis mums patiko, tačiau mes šiek tiek kybome prie jo kainos. Bet atsitiko taip, kad šalia manęs stovintis kubelis, kai atsirado šalia manęs stovintis kubelis, tai yra Citroen Ami, kaip mes jį su Paulium gražiai vadinam, Kaune Auto Sabina Motors paskelbė
paskelbė akciją, kad jeigu pirksite šią konkrečią Kia EV9, kurios kaina jau dabar yra mažesnė, 85 000 eurų, jūs dovanų gausite kubelį. Tai yra Citroen Ami. Už 10 000 eurų. Tai dar sutaupo 10 000 eurų. Tai pirkdami vieną Kia EV9, jūs gaunate 2 automobilius. Ir dar mes čia neįskaičiuojam įvairių galimų kompensacijų, valstybės ir panašiai. Yra viena bėda, kad toksai pasiūlymas yra tik tai vienas. Daugiau nebus. Vienas EV9, vienas Citroen Ami. Ir viskas. Kas pirmesnis, tas greitesnis. Svarstėte įsigyti Kia EV9, tai dabar pats laikas tai padaryti, nes automobilis yra tik vienas, akcija yra tik viena. Ir jeigu perkate šią Kia, jau šiaip gerą kainą, tai gaunate 2 automobilius. Atėjo laikas rimtesniam testui ir pajudėjau iš Kauno į Palangą. Specialiai palaukiu, kol išvažiavau kelio remontų zoną, kad nenumušt elektros sąnaudų, nes ten ir greitis bus mažesnis ir dabar išvažiavom į pagrindinį greitkelį. Aišku, dar prieš tai gerokai užtrukom namie, kol viską susipakavom, nes bagažinėje šuo, galinės sėdynės kėdutėje miega vaikas, o žmona dabar laiko kamerą įdarbinta ir pilnas automobilis daiktų. Tai akivaizdu, kad ir netuščiau automobiliu važiuoju. Tai šiuo metu baterijos yra apie 95 procentai, rodo, kad liko nuvažiuoti apie 310 km, bet įtariu, kad tas likęs nuvažiuoti atstumas labai greitai pasikeis. O šiaip iki taško, į kurį važiuoju, dabar man likę 215 km. Tai va dabar pravažiavau 5 km ir kol kas rodo autopilotų užsistačius lygiai 130 km per valandą, 24,3 kWh 100 km. Bet aš vis tiek manau, kad čia šitas sąnaudos labai greitai pasikeis, nes dabar neturėjau jokių lenkimų stabdymų. Tai ką, važiuojam ir už keliasdešimt kilometrų pasižiūrėsim, koks bus rezultatas. Gerai, draugai, pradedu kelionę į pajūrį ir aš. Išvykau su 100% pakrauta Tesla. Kelionė jau įsibėgėja ir dabar matau, kad vidutinės sąnaudos važiuojant maksimaliu 130 km/h greičiu yra apie 20 kWh. Bet Tesla man patarė greitį nusimesti iki 110 km/h ir taip aš sutaupyčiau apie 3% sąnaudų. Be to, Tesla mane pradžiugino, nes pranešė, kad mums vėjas šiandien palankus ir tai mums padės sutaupyti net 0,6% visų sąnaudų. Gerai, Tesla prognozuoja, kad atvažiuosiu su maždaug 32% baterijos, tai tęsim kelionę ir žiūrėsim, kas bus. Ok, pravažiavau 50 km, tai galiu pasakyti, kad sąnaudos jau tikrai suvienodėjo. Aišku, dar vaikšto po 0,1 kWh į vieną ir į kitą pusę, tai dabar 53 km pravažiuoti ir vidutinė sąnauda 26,4 kWh. Man atrodo, kai buvo lygiai 50, tai buvo gal 26,6, tai va dabar visą kelią taip ir vaikšto tarp 26,4 ir 26,7 kWh 100 km. Gerai, bičiuliai, štai čia yra Klaipėda pasiekta, nuvažiavom 203 km per valandą 36 minutes ir dabar jau išvažiuojam iš greitkelio, mažinam greitį iki 90 km/h ir žiūrėsim, kaip sąnaudos keisis dabar. Taip, pavyko pasiekti Klaipėdą ir, žinokit, krito visgi elektros sąnaudos kažkodėl nuo Kryžkalnio. Aišku, šiek tiek ir krito mano vidutinis greitis, nes ir automobilių buvo ženkliai daugiau. Tai pasiekus Klaipėdą, mano dabar vidutinės elektros sąnaudos siekia 25,3 kWh. Ir mums dabar iki tikslo Palangoje liko 28 km. Ir Mersas ant skydelio rodo, kad galiu dar nuvažiuoti apie 80 km. Tai teoriškai nuvažiavus į Palangą dar turėtų likti apie 52 km rezervo, bet aš manau, kad dabar važiuojant keliu nuo Klaipėdos iki Palangos, mano elektros sąnaudos dar turėtų kristi, nes ir vidutinis greitis ženkliai krenta. Gerai, bičiuliai, Palanga pasiekta ir rezultatai užfiksuoti.
230 km ir valandą 55 minutės kelio. Išvažiavus iš greitkelio į kelią tarp Klaipėdos ir Palangos vidurkis ženkliai krito, dabar netgi iš vis įvažiavus į miestą nukrito elektros sąnaudos iki 16,9 kWh 100 km. Tai akivaizdu, kad Mersas labai mėgsta važiuoti lygių greičių, be jokių didelių stabdymų, pagreičių ir taip toliau. Tai dabar mums iki tikslo liko 2,7 km ir Mersas rodo, kad liko nuvažiuoti 65 km. Nu tai va, iki tikslo atvažiavau su likusiu didesniu negu 60 km rezervų. Tai vasarą nuvažiuoti iš Kauno, netgi iš tikrųjų Kauno rajono į Palangą didesnių problemų su šiuo automobiliu nėra. Leistinų greičiu. Padariau Izidoriui staigmeną, taip pat atvykau į Palangą, net nuo to pradėsim. Taigi, bičiuliai, štai mes esame jau Palangoje, aš taip pat su savo Tesla, kurią nuomoju Šmoberė, tą galite padaryti ir jūs, labai paprasta, viena fiksuota įmoka, viskas ir jokių rūpesčių daugiau nėra. Aš irgi turiu naują automobilį, kurį nuomoju Šmoberė, tai yra mano benzininis Formentorius, su kuriuo aš važiuoju tolimesnės kelionės, kad nevargtų su elektra. Taigi, ar vargai labai su elektra? Žinok, ne. Nustebau, tiesą sakant, rezultatais. Kadangi važiavau su šeima, koja nebuvo labai sunki. Ne, tai ne koja nesunki, mes buvom labai sutarę sąlygas. Tiesiog jo, bet gali akceleracijas daryti staigesnės. Žmogus mums parašė, kokiu greičiu mes važiavom. Tai mes važiavom maksimaliu greičiu, kur galima važiavom maksimaliai. Tai yra 90, 130 greitkelyje, vėl 90. Ir dabar Izidorius pristatys savo rezultatus. Kas mane labiausiai nustebino, tai kad atsisėdęs į automobilį, kai buvo 100% pakrauta baterija, ant skidelio mačiau, kad automobilis man leis nuvažiuoti 350 km. Bet aš pagalvojau, kadangi aš važiuosiu beveik vieną autostradą ir greitkelį, šitie skaičiai labai greitai nukris. Ir aš pravažiavau iš namų 290 km iki galutinio taško Palangoj ir man dar liko buvo nuvažiuoti 62 km. Tai lygiai. Tai lygiai tiek, kiek rodė, lygiai tiek Mercedesas ir būtų nuvažiavęs. Tai gerai, tikė dabar tokį kilovatvalandžių kainavo nuvažiuoti. Tai visa šita kelionė, 290 km iš namų, pareikalavo vidutinių 24 kWh 100 km sąnaudų. Yra 64 kWh man kainavo 290 km. Gerai, gavosi 64 kWh, tai 64 kWh aš padauginu iš 0,22, kiek man kainuoja namie elektra, tai man gavos 14 eurų šitą kelionę. 14 eurų, ne? Ja. Gerai, o tą patį eksperimentą, visiškai tą patį padarėme su Tesla, palyginimui su Mercedesu. Mercedesas taip yra didesnis, jisai sunkesnis ir panašiai. Ir mažiau aerodinamiškas. Palyginus Tesla, tik greitkelį važiuojant 130 km/h greičiu, sąnaudos buvo 19,9 ir kaip grubiai 5 kWh daugiau valgo. Bet žinai, kas aš važiuodamas galvojau, atrodo 5 kWh atrodo daug. Bet kai paskaičiuoji pinigais, tai yra euras. Ja. Nėra čia toks didelis tas skirtumas. Ja, bet didelis tame, kad kadangi baterijų dydžiai, galima sakyti, vienodi, tai su Tesla gali daugiau nuvažiuoti, ypač greitkeliu. Tai taip. Ir, pavyzdžiui, aš nustebau, kad išvažiavus jau iš greitkelio, išvažiavus į kelią, kur greitis 90, sąnaudos krenta žiauriai ženkliai. Ir aš supratau vieną dalyką važiuodamas, kad Tesla, nežinau kaip tu pasakysi, bet Tesla labai nemėgsta greičio. O kiek tau krito nuo greitkelio iki tos atkarpos nuo Klaipėdos iki Palangos? Ženkliai krito. Važiuojant 90 km/h greičiu, sąnaudos būna vienu metu siekia 11, 12 būna. Nu tai gerai, tebūnė 12, 19, tai tau sumažėjo sąnaudos kažkur 7 kWh 100 km. Man kelionė nuo Kauno iki Klaipėdos vidutinė sąnaudos buvo 19,1. 230 km grubiai 5 kWh Tesla reiškia mažiau vartoja elektros 100 km. Ir tai man kainavo 66% baterijos, atvažiavau su 34%. Taigi, konstatuojam tą patį faktą, kurį iškėlėm pradžioj, kad greitis elektromobiliam nepatinka. Bet mane labai kas mane nustebino, kad aš mieste pasiekiau 20 kWh 100 km vidurkį. Ir jeigu išvažiuoji į užmiestį, kur greitis tarp 70 ir 90, tai vidurkis jau gaunas kokie 16-17 kWh. Tai vis tiek, elektromobiliui geriau yra važiuoti pastoviu vienodų greičiu. Aš šitą nustebau, žinok. Aš labai nustebau, kad važiuojant 90,
Bet žinai, kas yra, po to žmonės mums rašo, pasakykit žmonėm, kad elektromobiliai jau dabar nuvažiuoja toli, krovimo stotelių daug, nevažiuokite lėtai, važiuokite su srautu. Bet dabar mes darom faktą, kad elektromobiliui važiuoti pastoviu nedideliu greičiu, tarkim 90, yra pats geriausias variantas. Matai, kas yra, tu visą laiką važiuoji vienodu pastoviu greičiu, nėra jokių lenkimų ir man atrodo mieste vis tiek, žinai, tu sustoji, greitėji, kažką lenki. Taip, svorį visą išjudinti. Taip, bet tai čia... Aš manau, kad jeigu aš važiuočiau 50 km per valandą visą laiką vienodu greičiu, tai sąnaudos dar būtų mažesnis. Bet žinai, kas yra, iš esmės mes labai iškėlėm didelį klausimą, kad labai skiriasi nuo įprastų mums VDV, bet iš esmės principai tai... Tas pats, daugiausiai, aš pastebėjau, kad daugiausia elektros sąnaudos kyla viršijus 100 km per valandą. Tada jau kyla ženkliai, kyla jau geometrinė progresija. Gerai, bičiuliai, padarėme mokslinį bandymą, išsiaiškinom, kad greitis elektromobiliam nepatinka, bet tas toksai leistinas greitis užmiestyje 90 yra labai neblogai. Neblogai, tikrai. Gerai, viskas, mūsų eksperimentas baigėsi, mes esam Palangoj, einam atostogauti bet iš tikrųjų mūsų atostogos bus labai tokios trumpas, nes jau už savaitės mes vėl... Ką? Eisim labiau dirbti negu atostogauti. Mes vėl už savaitę susitinkam, vėl kalbėsim apie benziną, dyzeliną, sekmadienis apie elektrą, o jeigu jūs nenorite laukti visos savaitės, tai užeikite pas mus į Instagramą, balsuokit, siūlykit mums temą, siūlykit automobilius, nes mes dabar pradėjom kreipti didesnį dėmesį į senesnius automobilius, visiems tai labai patinka, pasirodo nostalgija vis tiek daro savo. Tad jeigu turit kokį įdomų automobilį garaže, arba tas automobilis turi įdomią istoriją, tai būtinai mums parašykit ir parašykit komentarą, kaip vertinat mūsų šios bandymus, kiek elektromobiliai vartoja elektros ir ką norėtumėt pamatyti dar. Gerai, ačiū visiems, kad buvote ir iki. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.